Atšilus orams ir pasibaigus šildymo sezonui norom nenorom galvojame, o kaip šildysimės kitais metais. Klausime kaimynų, dairomės kokius šildymo sprendimus renkasi kiti. Kuo pakeisti seną, neefektyvų katilą, kad būtume patenkinti naujų pasirinkimų. Labai esam patenkinti pirmiausia dėl to, kad tai yra švaru, kas buvo prieš tai pelenys ir visi darbai ūkiniai, o dabar labai tvarkinga, švaru, protinga, jeigu kambarį šilta, tai ir pečius miega. Tai va, pečius neteisingai pasakiau, atsiprašau lituanistų, ir krosnis ta miega, tas visas sistema, tai vienu žodžiu esam labai patenkinti. Šiai valandai esam labai patenkinti. Lietuviška vasara neišvengiamai baigsis, o tada prisiminsime, kad malonios šilumos reikia ir patalpose. Sistema, apie kurią kalbame, užtikrina pastovią ir komfortišką temperatūrą kiekvieną dieną. Mėgstam šiltai gyventi, nes visą laiką taip krosnį prisikūrendavom šiltai, tai ir dabar palaikėm, aišku, labai gerai, kad jau čia pavasarį, saulytė išlindo, bet taip 23, 22, va taip laikom. Temperatūra yra nuolatos pastovi. Kas nebūdavo su kietu kuru, tu užsikaitini, atvėso, grįžai į namus, namai šalti, kol tu vėl užsišildai, o dabar visą laiką vienoda temperatūra. Pasireguliuoji naktį vėsiau, dieną šilčiau, bet tu grįžti į šiltus namus. Ir tau nieko daryti nereikia, svarbiausia, jau tu gali užsiimti kitą kažkokią veiklą. Ir visai nesvarbu, kokio amžiaus ir kokios kvadratūros yra jūsų būstas. Tokią išmanę sistemą galima labai greitai ir nesudėtingai įrengti, ją derinant su turėtų, pavyzdžiui, kietojo kuro katilu. Vietos katilinėje beveik nesumažės, o rūpesčių, galima sakyti, nebeliks. Kuriko etatą savo namuose irgi galėsite pamiršti. Ir greitai, ir sklandžiai, aišku, mes tą sistemą nusipirkom, tai pačią įrangą pirkom pernai, kai buvo akcija paleista, ten tokia buvo pritaikyta akcija, sukontaktavome su ponia Jolita, tai viską tada atidėjom vėlesniam laikui, patogiam laikui, bet šiaip viskas vyko tikrai labai sklandžiai ir vyrai atvažiavo ir per dieną sumontavo, kitą dieną atvažiavo vyrai, kurie priinstaliavo ten tą sistemą. Tai taip, kad tikrai sklandžiai ir labai gerai, labai esam tuo patenkinti. Pašnekovė pripažįsta, kad šis šildymo sistemos modernizavimas suteikia kur kas daugiau laisvo laiko pomėgiams, o komfortiškos temperatūros kaina tikrai nėra brangi. Bet šiaip visumoje tai tikrai rekomenduoju visiems, kad jie nori keisti kieto kuro, tos vadinamus krosnes, pečius, tai tikrai keisti į tokią patogią, šiuolaikišką ir priimtiną sistemą. Galbūt kepdami kepsnius savo namo kieme pagalvokite, kad anglys ar malkos tinkamiausi kepsniniai, o namus tegul šildo išmanesni sprendimai.